Kamilė. Nu, sveika, Šarai. Aišku, dirbu, kas čia per klausimai. Žinai, policajus čia nedarbas, čia gyvenimo būdas. Nu, tai pasakok, ko nori. Aišku, domina, pasakok. Supratau. O tai kodėl pats negali pasidaryti? Ta prasme slėptis. Kam tau slėptis? Rimtai? Ta pati Kamilė? Nu, supratau, gerai. Pasako, ką reikia padaryti. Tai ką, šiandien persikrodam. Imam 2 mašinas ir paskirtom tos akmenukus pas skirtingas lokacijas. Jo, reikia pradėti judinti. Viskas kažkaip per daug rizikinga vienoje vietoje laikyti. O tai pirkėjai yra ar ne? Nes kol pirkėjai nėra, tai čia taip brilikai šūdas, neturtas. Gerai, nusiramink tu truputėlį, nesiparink, pakvepuok. Aš kaip tik žiūrinėjau visus Fergizo klientus, viskas bus gerai. Nu tai ką, vakarį skirstumės, ar kas, ką darom? Kaip yra, koks planas? Aš čia turiu pasidėliojęs. Tik tai reikia, kad Fredas pasisakytų. Tėvai, esi? Kas yra? Nu kas yra, skirstomės vakarų į darbus, viską aiškinamės, va čia Valero papaišys, reikia, kad tu patvirtintum. Nu tai gerai, tinka. Nu šūdas, jie nieko konkrečiai garsiai neaptarinėja. Kas čia tam Koganui pasidarė? Iš kur jis toks abejingas? Pastovi prie detalių kabinėdavas. Tu nesiparink. Paskambinsim Valerai ir viską sužinosim. Jie vis tiek paliubomų pagal planą veiks. Nu tinka, viskas tvarkoj. Tėvai, Kas yra? kas tu pasidarė? Ko tu toks dėjęs ant visko? Seniau viską tikrindavai, kiekvieną detalę kabinėdavai. Dabar normalią varkę turim, o tau pofik. Nu tai kas čia tikrint, viskas gerai sugalvota, viskas gerai surašyta. Ne? Aš tikiu, kad viskas bus gerai. Tai kas čia yra, nu keletą dėžių pernešti. Čiagi nėra raketų mokslas. Nu, labas. Nu, tu, Pauliau, čia kokiais vėjais? Ką, nelaukiai svečių? Nu, nepasakyčiau, kad tai vas sėdėjau ir laukiau. Tai pakviesi vidun, ar čia kavytės atsigersim, a? Nu ir kaip čia įsikūrė? Normaliai įsikūriau, o tu kas čia? Komendantas? Šaras pirštais spraktelio ką? Tikrini? Negeriu? Bobų neprisivedžiu, negeriu. Kokių dar bobų, Jėzus. Po paskutinių tavo nuotykių tau iš vis 3 kartus į dieną reikės visą savaitę praustis.
kad tu bent kiek tą savo smarvę atsiplautum. Gerai, bet aš esu reikalo. Sėsk. Pastovėsiu. Nu, kaip nori. Žiūrėk, yra toks dalykas. Šaras pagalvojo, kad tau būtų gerai žinot vieną dalyką. Nu, Kamilė. ką Kamilė? Kamilė iš tikrųjų yra gyva. Kad čia svaigsti. Nesvaigstu? Šaras prašė tave informuoti ir tiek. Aha. Tai jeigu Kamilė gyva, tai ko Šaras manęs pats neinformuoja? Dėl to ir nepraneša. Nes Kamilė galimai medžioja, o Šaras slepiasi. Tu čia rimtai? Aišku rimtai. Taigi buvo spaudos straipsniai, taigi laidotuvės buvo. Nu. Oi, brokai. Nuo kada tu toks naivus? Ir tiki visko, ką žiniasklaida rašo. Šūdinas iš tavęs šaulys. Pataikytų ją žinoma, bet tik liūdėjai kaip koks biliūnas. Išgyveno mergaitė. Sunkiai, bet išgyveno. Tai va, valdžia sugalvojo tą progą sufeikinti jos mirtį ir padaryti, kaip su šito žurnalistu prieš porą metų Babčenka buvo padarę. Valdžia sugalvojo. O tai ne Šaras valdžia? Ką, ne Šaras mane į šitą šūdą įkišo ir prieš mane nori viską čia panaudoti, a? Sorry, aš tik kurjeris šį kartą. Nenužudėjai, tai gal ir džiaugis, bet kita vertus, tai pasikėsinimas nužudyti vis dar lieka. Tai tu kaip ir priklausomas vis dar nuo mūsų. Antras dalykas. Koks antras dalykas? Tai čia dar ne viskas. Tu klausyk, kai žmogus tau ką nors pasakoja, gerai? Kamilė išliko gyva, atsigulė į ligoninę, sveiko, ganėtinai sparčiai sveiko, bet kažkas vieną dieną jai susisuko ir jinai pabėgo iš ligoninės. Nu ir? Nu ir tas, kad jinai gali dabar tave medžiot. Jeigu bandysiu su tavim susisiekti, žinai ką daryti? Informuot Šarą. Ai, geras varokas. Gerai, tam kartui tiek. Palauk. Kas? O tai Kamilė žino, kad aš ją šoviau? Iš kur man žinau? Jos ir paklausk. Žinai ką, aš dar į gerą vietą nueisiu? Nereikia. Ta prasme nereikia. Nu, užsikimšo kanalizacija. Nu, ką žinau, nu kokią davė chatą, nu, tas santechnikus iškviečiau. Nu, šūda į viršų bėga, nu. Nu, tai ir sutris burokai. Jėzus, vos spėjo įsikraustyti, jau jisai viską apšiko. Gerai, pakentėsiu, gal praeis. Rimai, ką reiškia Kamilė gyva? Nežinau. Tai ką mes dabar darysim? O tai ką mes dabar turim daryti? Tu gal biški nesupranti, ką tau ką tik pasakė? Kamilė gyva, tu... Nu, tai gyva, tai džiaugis, nu, neprikabins nužudimo mum. Tai jeigu nesužinos, kad tai yra mūsų darbas. Nu, tai reikia padaryti, kad nesužinot. Sumuštinį su mozzarella nori? Pagaliau atėjo ta valanda. Už tave, mano meilė, už tave. Už tave. Labas, Roberta. Labas, Laura. Kaip malonu matyti tave.
Tai pas tėtį? Pasimatymas? Na, gal ir pasimatymas. Nors greičiau vakarienė. Nes tėtis šiandien man žadėjo gaminti labai ypatingą vakarienę. Nu jo, čia toks kaip ir santykių išbandymas. Jeigu po šito išliksit kartu, čia bus tikra meilė. Vau, bet tai jis turbūt apsimelavo. Nesakė, kad yra pats geriausias kukas. Ne, jis tikrai gerai gamina, aš čia labiau Tikrai? erzinu. Aš tikrai labai geras kulinaras, jokios kritikos neprimu ir dukrą prašau neskleisti erezijų. Nestovėkim prie durų, prašau. Prašom. Nagi? Palaikysi. Negaiškim laiko, viskas kepa, verda, troškinasi, prašau. Tai skaniosim vakarienės, tėti, nesusimauk. Tai Laura, tu nevakarieniausi kartu su mumis? Na, nežinau, čia kaip ir jūsų pasimatymas, aš tik maišyčiausi. Baigtų, bus labai smagu. Tikrai. Ir bus mažiau pauzių, tų tokių nemalonių ir labai nekalbančių, ar ne, Fredai? Na? Taip, žinoma, tikrai. Maisto gi užteks. Prašom, pasilik, Laura. Prašau, ponios. Prašom. Viskas verda, kepa, troškinasi, prašom. Na, Laura, turėtum tikrai atsimti savo žodžius dėl tėtės kulinarinių sugebėjimų. Tiesiog kaip restorane. Kijeve. Bravo. Nuostabu. Prašau, tai gerai, kad neužkėlė aukštai kartelės. Gavau progą nustebint. Nu, taip, gal ir persistengiau erzindama. Tikrai labai gerai, tėti, tikrai. Tai ačiū už vakarienę, ačiū už kompaniją. Aš jau eisiu. Ačiū, Laurut, kad pabuvai. Labai smagu buvo. Sėkmės. Prašau. Tau tikrai? Taip nuoširdžiai patiko? Na. Gal kažkiek druskos daugoka, bet čia skonio dalykas. Čia tiesiog mano problema, nes aš labai nemėgstu druskos. Niekur druskos iš vis. Nu, matai. A mes koganai, tai visi druskiniai. Galėtume vieną druską valgyti. Gal pasiliksi šią naktį? Gal. Davai, jungiau lauk šitą melodramą, reikia ruoštis nakčiai. Klausyk, gali patylėti, man įdomu, reikia paklausyti. Ką tu čia išgirsi, kas čia per nesąmonės? Čia tau įdomu, kaip Koganas kažkokią bobą susirado, kas čia tau per įvykis? Klausyk, šitą bobą, kaip tu ją vadini, gali padaryti tai, ką mes su tavim planavom padaryti. Ta prasme. Tu nori pasakyti, kad jinai nori užverst Koganą? Iš kur tu ją pažįsti, ką? Kas jinai tokia? Klausyk, Tu ją pažįsti? stop. Per daug klausimų vienu metu. Bet to, kaip pats sakei, mes neturim laiko. O, Valeras skambina. Alio. Sveikas, Valera. Nu, viską girdėt. Nu, girdėjom viską, bet pasiklausyti neužtenka, kad viską suprastume. Kas ten per planas, kur Koganui nutiko, taip jo ir neaptarėt. Jo, neaptarėm. Fredas kažkoks labai išsiblaškęs buvo. Keistai viskas tiko. Nu, bet nesmė. Dabar klausyk įdėmiai. Bus du ekipažai. Viename aš su Marko, kitame Levi su Slimu. Mes pasikraunam akmenukus į atskiras mašinas ir vešim į dvi skirtingas vietas. Kol kas lokacijų neturiu. Fredas viską laiko paslapty. Pasakys paskutiniu momentu. Okei, supratau. Ką mums daryti? Nu, jūs
jūs sekėt slimą su lėve. O paskui pagal situaciją spręskit, ką daryti. Ar daryti puolimą, ar užteks tam kartui tik tai išsiaiškinti lokaciją. Kadangi aš būsiu su Marku antrą vietą ir taip žinosiu. Ir dar vienas prašymas. Koks? Nelabai man norisi tą daryti, bet mes turim stiprinti pajėgas. Trysi mes Kogano nepaimsim. Ką siūlai? Paskambink. Keiniui paskambink. Jis nujaučia, laukia ir tikisi, kad aš jam paskambinsiu. Kaip ir sakiau, aš nenoriu dar ką nors traukti į šitos reikalus, bet trysi mes karo nelaimėsim. Ok, supratau. To jam paskambinsiu. Blin, nežinau, Švarcai. Nežinau, ar čia gerai su Keiniu darom. Nu jo. Man irgi nelabai patinka, bet... Žinai, faktas tas, mes trysia tikrai jų nepaimsim. Nu jo. Klausau. Taip, klausau, Švarcai. Klausyk, bet aš noriu tau pasakyti, kad aš dabar valgau. Ir nenorėčiau, kad tu mane trukdytum įvairiom smulkmenom ir panašiai. Supratai? Aš nuo Valieros. Aha. O čia jau įdomiau. Nu, labai įdėmiai klausau. Valieras sakė, cituoju, nujauti, tikiesi ir laukia, kad jis tau paskambins. Taip. Valera teisus, kaip visuomet. O kodėl jisai skambina, o tu? Čia tik detalės. Mes dirbam kartu. Mums reikia tavo pagalbos, Vladai. Dar įdėmiau klausau. Ne telefoninis pokalbis, mums reikia susitikti. Nu, bet duok tu man kokią užuominą. Koganas prasuko varkę, kur šaibų su 8-0. Kas? 8-0? Tai čia yra 100 milijonų. Palauk. Bet tu nepainioji ko nors. Ką? Kaip tu pasakyti, nu norėčiau, bet ne. Jie šiąnakt tvarkosi. Kaip tik yra proga tų nulių pamažinti. Gerai, supratau. Susitinkam tučtojo pat. Ir atsiųsiu koordinates, gerai? Būsiu po kokių 10-15 minučių. Viskas. Iki. Ok. Laukiu.